nežinau, man irgi ta tema nepatinka, bet yra faktai. Kai mūsų valdžia mus kažkur tai kažkam tai ruošia, tai jie tikrai žino daugiau nei mes žinom. Ne? Kaip bebūtų, mes visą laiką kažkur ateinam. Ruošia mus mokesčiam kažkokiem, mokesčiam. Dabar jau visi susikoncentravo į tos mokesčius. Ir jau GPM-as kažkoks tai jau įvedamas ir panašiai. Tai aš labai bijau ir to, kad mus ruošia karui. Kalba apie karą ir kažkoks tai tam konfliktas bus. Sakant, ruoškim rogės vasarą, kad ir kaip mes lietuviai to nemokam. Mano kompanija pradėjom užsiimti kapitalo perkelimu jau metus laiko atgal. Tai dar iš esmės apie tą karą kaip ir nekalbėjo taip stipriai. Tokių rimtų nebuvo ženklų, bet aš jau išvažiavau iš Lietuvos, nes supratau, kad reikia ruoštis.